Aktorius Algirdas Grašys. Brač. Lietuviškas humoras ir satyra. Skaito autorius. Anuo metu labai aukšti teisėjai ir prokurorai nuteisė juokdarį mirties bausmi. Ir paklausė, koks tavo būtų juokdarį paskutinis noras, prašymas, pageidavimas. Į nieką nelaukęs taip atsakė juokdarys, norėčiau pavalgyti vyšnių uogų. Bet į dabar žiemą, paaiškina teisėjai. Nieko, atsakė šypsodamasis juokdarys, aš turiu laiką, palauksiu. Taip, kad tikras juokdarys, sakam, net karsti gulėdamas juokės iš mūsų kvailintą pasaulį. Mano pavardė, kaip žinot, yra ponas Brač, vardas Silvesteris. Esu Respublikos nuspelnęs artistas, dar ne visai nuspelnėjęs. Ir turiu dar vienų titulų ir man labai nepatogu prašiam pripažinti pačiam, bet vis tik tai pasakysiu. Labai nepatogu. Aš esu vaikystėje kritęs nuo šėpas. Jeigu būčiau nenukritęs nuo šėpas, tai man babutė mano kaime tai pasakė. Viešpatie, sako Algirduk, jeigu tu tada būtum nenukritęs nuo šėpas, tai tu dabar jau būtum Lietuvos prezidentas. Ale nukritai, sako vaikeli, nuo šėpas ir tau matyti jau kitą kelią nebebuvo, kaip tik tai tuos artistos eiti. Tai man baika, man pasisekė. O kaimyno vaikas nukrita nuo šėpas, tai lyga neapsižadys. Aš tai da gavau, šiekių takių. Nuveja Anas un mergų, a merga jį pavaišina kiaušiniais, Dana su lūkštai suvalgė. Mama makina, sako, vaikelį, reikėjo tos kiaušinius nulūpti, supjaustyti ant 4 pusės ir valgyti. Mokėsiu, mamytė. Antrą kartą merga tanešė bliūdų žirnių, tai pernas nulūpė visas, supjaustė ant 4 pusės, suvalgė ir žodžio nedarys namaparai. Vėl mama makina, sako, vaikeliugi, reikėjo tos žirnius vienon saujan, kiton saujan, burnon, ar mokėsi? Oi, dabar tai jau mokėsiu, mami. Trečią kartą merga tanešė bliūdų varškės. Tai bernas vienon saujan, kiton saujan, primaumoja ir lyga neapsiženys. Kaip matot, jokas dalykas rimtas, jokas gaivina ir gyda, a kasgi šiais laikais nenori būti sveikas ir gražus. Aš girdėjau, kad besijuokdami net bedunčiai būna labai gražus. Plykiam, sako, plaukai atauga. Taip, kad šiandien juokitės kiek galima daugiau. Aš manau, kad rytoj 3 plaukai tikrai išdygs. Įda girdėjau vieno dalykų, kad paskutiniu metu Lietuvoje sumažėjęs savižudžių skaičius. Tai čia jau ne vien juoka nuopelnas, bet didelis medicinas laimėjimas. Dabar apendicitų išpjauna juokdamies į 100 rublių. Mažoka. Skrandį išpjauna už 200, kojų nupjauna už 300, abi kojas nupjauna už 600, runkas kojas nupjauna už 1000, nieko neduodė jį papjauna. Aš pats to įstikinau. Man irgi darė operacijų. Man reikėjo išpjauti tulžį su akmenim, tai man daktarai užpyka, paėmė ir išpjovė sveiko apendicitų. Un rytojaus priepaliai prasidėjo. A nuveikti, kur karaliai vaikšta šitų nežemiškų reikalų, aš neturėjau sveikatas, pradėjau šaukti slaugiai. Slaugė neteina. Man tai pradėjo spaust, kad aš pradėjau rėkti ne savo balsu. Atbėga sasutė, sakau, sasut, gelbėkit man spaudžia. Saka, tegu spaudžia, koks mano reikalas, čia slaugės darbas. Aš sakau, žinau, kad slaugės, ale kada neteina. Neteina, saka, a rublį davei? Rublio, sakau, nedaviau. Nedavei, saka, Brač, tai čia tau niekas į netais. Aš turėjau su savim pasėmęs tik tai 10 rublių, a spaudė man kas 5 minutės. Rubliai pasibaigė, ką daryti?
Sakau, slaugė, kas bus, kas nebus, palikit basonų lovai. Neužilgo pajutau karštį. Man pasirodė, kad aš jau mirštu. Pradėjau šaukti daktarų, daktaras atbėga, sakau, daktarė, gelbėkit, man nežmoniškai kyla visų laikų temperatūra. Kokia, saka, tau temperatūra, brač, tavo paprasčiausiai basonas pilnas jau. Kaip matot, raikaliukai susipinį, nevyniokim jų į vatą, tu kišenin man šimtinę, tavo kūnui aš sveikatą. PS. Volga, daktaras krajoja, pacientas džiaugias rojui. Dažnai aptinka abejonės dėl ateities šuns giminės. Jie sužmonėjo, o žmonės netrukus sušunės. Kai visas vištas išpjovė šeškas, jam prabilo sąžinė. Jis tarė taškas, šios skerdynės buvo paskutinės, ateity maitinsios vien kiaušiniais. Kaip jūs žinote, tamstas, patys didžiausi pasaulio juokdariai, patys linksmiausi žmonės ir turbūt patys išmintingiausi žmonės yra škotai, gabroviečiai ir visų mūsų numylėti suvalkiečiai. Ne aukštaičiai, ne žemaičiai ir ne dzūkai. Lietuvių liaudės patarla sako, lazda turi du galus, tai mes aukštaičiai, aš manau, ir žemaičiai suprantam, jeigu vienu galu duosi, tai kitu jį pats gausi. O suvalkietiai sako, lazda te turi du galus. Vienas man į nagus, o kitas rūpus miltai tau į ragus. Suvalkiečiai labai darbštus žmonės, ne tiek skupus, kaip mes galvojam apie juos, kiek taupus žmonės. Taupumas begalinis jų. Darbštumas irgi begalinis. Aš jau vasarą buvau Marijampolės rajone, žiūriu vienus suvalkietis vasarų, Liepos mėnesį, un vieškelę barstą smėlį, kad nebūt slidu. Tai ko tu, sakau, čia dirbi žmogelį? O jis sako, matai, brač, aš te pusę metų viršijau planą. Tai dabar mažiema, kitą penkmečią sąskaitą dirbu. Premijų žada, sako, man duoti. Akurat, žiūri, laikraščiai rašo, televizija rodo, garbės lentoj didžiausia nuotrauka, visi sveikina okeaną įvykdžius putų planą. Da anais laikais, čia yra, matau, vyresnio amžiaus žmonių, tai pamenat, kai žmonės važinėja bličkelam, paskinki arkliukų, tai vienoj bličkelai važiavo suvalkietis su žemaičiu. Tai suvalkietis, kad į kur bala visų laikų grūda burnon obolių sėklas. Vienu savo sužiemoja, kitų valga. Žemaitis veizėja, sako, žalti. O tu toks uboks. O tu, sako, pinigų neturi. Kad dabar oboliam nusipirkti, kad dabar tas sėklas jėdi. Suvalkietiai sako, matai, žemaitok, nuo šito sėkločio žmogus proto daug įgauna. Protingas nori būti. Tai tokį monį, sako žemaitis keletą, aš noriu būti protingas. Mokėk te 3 rublius, gausi 3 sėklotės. Nuspirka žemaitis, vienu suvalgė, antru bekrumtydamas jau pradėjo prakazirką užvairuot. Suvalkietį trečių suvalgė, tik tai staiga sako, žalti, tu mane apgava. Aš už tos 3 rublius galėjau nusipirkti 3 kilogramus obolių, o kiek sėklų būtų buvę. Tada suvalkietis taip pasakė, sako, žemaitok, aš jau matau, tu tik tai ten nuo 3 sėklučių pradėjai protauti. O kas būtų, jeigu tu savo jų suvalgytum? Šį kartą, aišku, išmintingesnis buvo suvalkietis, bet žemaičiai tai yra 2 kart suvalkiečiai, kiti sako ne 3 kart. Vienas žemaitis baliui įsadėjo visų naktį ir nepratara ne vieną žodžią. Ar rytį išeidamas namą, su visais svečiais prie šeimininkės atsisveikint, jį pareiškė, dovanokit šeimininkai, gal ne taip pasakiau. O paskui pasakoja toliau, sako, sustoju, paklausau, girdžiu, kažkas kažką muša. Atsigrįžiu, ogi muni. Kapvožiai žontą, žiežirbas tik pasipylęs, ko baig žaltis, muni antrą žontą aš į griovį nuvirtau. Tai jis peržengė muni, nuėjo, sakau, stok žalti, gera, kad nespyrėjai peržengdams. Būč negyva užmūžės.
O žemaičiai karingi žmonės, mes iš istorijos gerai prisimenam, kaip Anis narsiai kariavo prieš kryžiuočius ir kalavijuočius, a dabartiniai va mūsų genialūs falsifikatoriai istorijos, tai atrado, kad kažkuriais tai metais žemaičiai buvo paskelbę karų Kinijai. Praeina savaitę tiko. Kinai įsigunda, draba, kaip pelas, pašluotų. Skambina žemaitys, įklausė, ko nepuolat. Kinietis sako, mes nežinom, kiek jūs ir. 100, sako, mūsų yra. A jūsų jau kiek? 1 milijoną, sako kinietis, jeigu reiks, tai bus 500 milijardą. Žemaitis niekiek nenusgunda. Sako, Joni, kaip mūsų nepamislijom, kur anuos laidosim? Aš čia matau, kad salėje nedaug žemaičių yra. Paprastai žemaičiai, jeigu pasakai kokį nors juokų, tai sureaguoja tik tai po pusės valandas. Aš turiu vienų draugų žemaitį, jis yra palangiškis, a jo žmona yra aukštaitė, nautenas. Ta jaunystė buvo mano simpatija. Tai kai dabar ana man sustinka, tai labai pyksta. Saka, bračku, tu visų laikų mano vyrui dienų pripasakai, kada man parvažiavęs namą naktį, 3 valandų pradeda krutėti ir juoktis. Sakau, matyti ant 3 valandų dainą tik tai. Ko, sakau, tu pyksti? Sakau, tugi žinojai, kad aš už žemaičią išteki. Aš manys nenarai, tai dabar ir juokis naktim. A kito turiu draugų, irgi žemaitys. Tai tas jau yra iš sostinės žemaitijas, iš Telšių. O žemaitys, Ajazau, o tas įspyris, kaip gimė, tai taip 10 metų nepratara žodžio. Kaip žemį pardavys. Tėvai manė, kad vaikas nesveikas, bet vis tik tai jubiliejus, reikia žymėti, sukvietė giminės, tolimus ir artimus. Tėvas sustatė ant stalo stikliukus, bet tada buvo geri laikai. Kas? Aš netaip ko pasakiau? Apie laikus? Visada, kai daug kalbi, nusikalbi. Sustatė stikliukus, pripilstė pilnus tėvas tos stikliukus, į vienų tuščių palika. Tik žiūri, tas Antaniukas iš kumpa prikiverzoja prie stalą ir sako, tėva, įpilk imunį. Tėvai pradžiūga, vaikas prašneka, sako, vakalį, kas tau buvo, kad te pilgą nešnekėjai. Antaniukas pareiškė, nebuvo rekalo, tėva. Dabar tas pas Antaniukas, jau jis nebe Antaniukas, jau Antanas kaip raikinti ir pražylais ir praplikys. 4 metai nebešneka, žada nebeteka. Žemį pardavė, o gal nerekalą. Nežinau, ar tamstas girdėjot nutikimų, kuris buvo maždaug prieš 5 metus. Dzūkas savo žigulį važiavo per Suvalkijų, iš Marijampolės Vilkaviškio link ir prie Gižų padarė avarijų. Neteko labai daug kraujo, paguldė Marijampolės ligoninėn, reikia Dzūkui dapilt kraują, suvalkiečiai neduoda. Dzūkas presmertės, suvalkiečiai neduoda. Tada Dzūkas parašė tokį skelbimą, kas duos kraują ataduodu žigulį. Toj prisistatė 2 suvalkiečiai, davė kraują, Dzūkas pasveiko, vėl tas suvalkiečiai tai dar sako, duok te žigulį. Dzūkas sako, neduosiu, betgi tu žadėjai, sako, mums duoti. Taip, žadėjau, kai many tekėja Dzūka kraujas. Taip, kad matot, lietuviai nepesti. Visi, be šakių nepaimsi lietuvę. Ar moka lietuvė juoktis? Moka. Labai nuoširdžiai ir labai gražiai lietuvė juokės iš kaimyną nelaimių. Atpažinti lietuvį va dabar sudėtingų tokiu laikotarpiu nesunku. Jeigu tamstas pamatysite, kur nors 2 žmonės skunda vienas kitam kaklan, graužia. Vienas kitų, inskabinį. Tai tie lietuviai, deputatai, šposija. Aš dabar girdėjau, kad kalbininkai dzūkam uždraudė sakyti raidį Z, atseit ne baltų kilmės. Dabar dzūkai, kaip ir visi žmonės, jau sako ne dzievaži, ale dievaži. Nebe dziedas, ale jau diedas. Ir net ne zuikys, ale jau kažkaip puikys. A netrukus kalbininkai sako, ir pačius dzūkus toj padarys nebe dzūkais, ale dūkais.
A dzūkai labai linksmi žmonės, labai drūsų žmonės. Dzūkas niekada nepasimeta, bet kokia jam būtų bėda, jis randa išeitį. Aš turiu vienų draugų, dzūkų, jis yra mokslininkas, jis yra alkohologijos mokslų kandidatas. Ir jau ruošia doktoratų iš alkohologijos. Ir beruošiant doktoratus, taiga infarktas. Po 10 dienų dzūkas atgavo sąmonį. Tik tai ligoniniai ir niekiek nepasimetė. Sako, Jonai, baigim gerti. Man rodas buvo atrūkęs filmas. Daug seka baterijai, kur greičiau važiuojam namą. Tai yra labai gražus vienas posakis. Lietuviai nuo sena mėgsta sakyti taip, daug durnių kelių. Tai čia jau aukštaičiai nebepeisti. Aukštaičiai dabar taip saka, duodamas durnių kelių, tu visada paprašyk iš ją pažymėjimą. Ir buvo toks nutikimas Utenos rajone, Tauragnų parduotuvėn, įneina keistas pilietis, pareiškė, gerbiam pardavėją, ar negalėčiau nusipirkti 20 metrų medžiagas? Prašau, atkirpa. Dabar sako, gerbiam pardavėją, ar negalėtumėt man šitų medžiagų per pusnį perkirpti? Prašau, sako, jeigu reikia, galiu perkirpti. O dabar, sako, negalėtumėt, gerbiam pardavėją, man šitos 2 gabalus susmulkinti ant 20 šmačiakų. Tai sako, aišku, galiu, jeigu reikia tam, štai sukarpysiu. Sukarpė. O dabar, sako, ar negalėtumėt, gerbiam pardavėją, man iš šitų visų 20 šmačiakų iškarpyti gelytės visas. Tai pardavėjas sako, kad tu durnas, ar kas tau yr? A pilietis atsakė, ja, į pažymėjimų turiu. Tai jeigu žmogus turi pažymėjimų, tai jau mano galvu tokiam galima gelytės iškarpyti. Jam galima ir kelių duoti, konas eina tuo keliu, kol matas ir kol nesmatys, ale jeigu be pažymėjimą, aš įtakiu sako, dabar Lietuvoje labai daug privysa, ir jeigu mes kiekvienam duosime kelių, tai galim ir patys likt be kelio. Vokiečiai lietuvininką per drimelį laiko, o prancūz palaikiai į jį žiūrėdami šypsos rots, o tik mūsų šauna garbina duoną ir dešras rūkytą su pasimėgimu valgo, o štai jau lašinių lietuviškų prisiėdę ir mūsų alų sugvaltojo visą išgėrę, vėžlį bus lietuvininkus išpeikt nesigėdi. Tu prancūziškas žioplys su šveisteriu storu ir kas dar daugiau susibastėt Lietuvą vargint, kas jums liepė mus ir žmonės mūsų paniekint, ar nederėjo jums ten pasilikt, kur jūs nuperėjo ir varles bei rupūžes jūs ėst pamokino. Ale nepygai daug, kad žodį dar pasakysiu. Ir tarp lietuvininkų daug syk tuls randasi smirdas, kurs lietuviškai kalbėdams ir šokinėdams, lyg kaip tikras vokietis mums gėdą padaro. Mano pavardė, kaip žinot, ponas Brač, vardas Silvesteris. Korespondentas pamatė, sako, o, ponas Brač, iš kur atvažiavęs? Tai iš namų. Tai sako, žinom, kad ne iš miško, iš namų, iš kokią kraštą. Aš sakau, ne iš krašto, centri. Dabar jau. Iš Alytaus man grįžo tą vežę. Perskeliau Kalūkę centran. Sakau, pamatytum, korespondentė, gražumas blizga iš išorės, iš vidaus padlaga blizga, basas vaikšto net pargriūdamas aukštelnekas. Sakau, vėjas eina per visus 4 kampus. Akustika kaip operai. Vienam galą pikšt, kitam viskas girst. Kai buvo atšalimas, -2. Dabar sudega per 15 minučių. 30 000 kaip nebūta. O dabar da mes pasistatėm naujus ir kultūros namus Kalūkį. Tai atvažiuoja visokiausių artistų, muzikantų, dainininkų, šakėjų, jaunų atvažiuoja. At man patinka jaunas. Ir pats jaunystai da mėgau šokti. Ir dabar, kai kada sumislina žmonių žilą galvon, asvilys vadigon. Tik tai metai netė, jauni šoka, tai žemė draba. A seni šoka irgi draba. Duntys kleba.
Mano babelai labai patinka, kai Birbynį groja, arba Juozapaitys. Labai Noreika patinka, Kaniavas. O, sako, tai kaip uždainuoja šis berniokas, tai širdis apsala, sako, su juo aičiai ir pragarana. Sakau, tau, kai nuveisiu, tai tu nenaraisi. Labai patinka duetai, choras. Ava neseniai buvo atvažiavę ir mus 4. Paris buvo. Su tokiam 3 nedideliam skripkelam, jis vienu dideliu. Tarp kojų brūžina pasdėjų. Tai kai palaidžia štunkiųjų, tai tu tik spėk matyti, kaip pirštai laksta. Iš knygų groja. Patys atsverčia ir patys groja. Mokyti. Ava neseniai buvo atvažiavę į tokį bičiai. Atostagaut, su palapinėm. Bičiai ale be vilių. Pankistais vadina. Su tokiom pirštinėm. Ale kiauras pirštinės, ką? Į metalistai buvo. Metalapskori nuo kojų lygi galvas. Aš mysliau, kad kryžuočiai ateinu. A jazokas idėjas. Ale cuglės tik tai pamiški paupė. Eina, prilinda pilnas palapinės. Mėnesį varė visokias liurletiūras. Mes jau nebe šunim. Aš tai vilku kaukt pradėjau. Sako, vyrai, man organizmas ramybės geidžia. Ani sako, Silvesterį muzika ramybė. Sako, paršelį, kam Silvesterį tavo aš dėdė. Tai dėdė, sako, mokslas nustatė, kad grojant muzikai karvės pieną daugiau duoda. Aš sako, manys niekas nesruošia melžti. Man sako, baisu. Tau baisu, dėdė, sako, tai toks mauk maišu. A mes jau geriau liksime be galvas, negu būsime be madas pučias, matai, kaip farlas prieš dalgį, paskui nuveja visi zaunydami, kaip šūnės iš Jormarką. Tai mes tada, mano gimimo dienos progai, jiem užtaisėm festivalį. Iš rajono centrą parsivežiau jungtinį dudų orkestrų, vien būgnų paėmiau 50, apie 100 va šitų tokių nadiegulių. Klarnetėm vadina. Ir daugybį starų dudų. Tai kaip trinkė orkestras maršu, žemė šmotais. Kilotis, 9 balai buvo. Dravėjimą žemė. Groja visų dienų ir visų naktį, mes mūšiam petelniam, rakiam visokiais garsais, šūnės kalėje visoj apylinkiai. Žmonės myslė viskas, pasaulio pabaiga. A paryčiais ataja iš tas palapinės bičių bitinas devuliau. Būtumėt pamatę, juodas visas kaip debesis. Galva tai šlapena brūsen, 3 kart suviniota, ją patinę lūpą, tai susailo lik žemė. Kara. Šveplas, net, sako, dėdė, kas par jūs daras. Aš sakau, muzika daras. Muzika, sako, dėdė, reikia žmonės gerbti ir nervus brunginti. Tai sakau, pats sakai, kad grojant muzikai vykštas kiaušinių daugiau deda. Skūsios milicijai surakia mažutys, ale jai kaks piktas. Ko padarysi, sako, vieni auga į protą, kiti iš protą. Jeigu Dievas tau ją nedėjo, tai aš jau su lopetu neįmesiu. Kitų dienų, šitų širšinų, kaip nebūta. Java neseniai, tai buvo atvažiavę ir mus iš Vilniaus ar iš Kauno tokie berniokai. Ilgais tokiais kanziravotais juodais plaukais, kaip papuastai. Ir dar su mergiotėm. Jie tas mergiotės nepasakys, ir anas apsvilky, ar ne? Groja ant visokiausių navatnų muzikų, dainuoja gerai, kokiom kalbom paibelį, suprasi, un šniūra. Pririštas ir kai vieną panelą, dainuodama pradėjo lipti nuo scenas ir artinti salę, kur aš su savo babelu sėdžiu, a jazau, kaip mano prie manys, ale kaip kengūra tau. Ja akys tai 2 peteliškės tokias. Ir tas peteliškės, va taip, atsimerkia ir paskui užmerkia. Ir man viskas užsimerkia. Sėdžiu, nei gyvas, nei mirs. Jie mano babelą, taigi jaučia, kad man negerai. Sako, Liuciferio, tu nežiūrėk, kur tau nereikia. Ako aš tai devuliau jau yra žiūrėsiu ir nežiūrėsiu, kad man jau seniai tumsu akys. Matau tik tai, kai prarūkų suknelą lik žemiai, apcocai tik tai tie kablukai dujai tokį styrą, ją prajarkas, ajai. O jo parvisų ir nugara plika. Ją priekys tai... Aš bijau, sakys. Ir ta, kai dainuoja, tai žinote, krūta visa. Jau tu takių pamatys, tai tu savo onų mes kunšonų. A mano babela tai nei žalia, nei juodalė, jau kokie melinį gangrenot pradėjus. Izlastės, lūpas tik sučioptas, sako, komunist gyvatės dabar atvežė čia mums šitų artistų iš Vilniaus ir išlaidė dainuot sceną ant Pestaniką. Aš sakau, tu nedaryk man sarmatas. Nedaryk, sakau, tu man prie žmonių sarmatas, jeigu tu nieko mados nenurauki.
Sakau, nei tu televizorių žiūri, sakau, tu paskaityk žurnalų burdo. Plaukus, sakau, tu suskanziravo koncertą naidama. Sakau, ką, tu nematai, kad čia gal kokia nauja mada jau išeina scenai? Sakau, gal čia kokių užsienietiškų jau amerikoniškų siūlų? Nematamų siūlų jau stanikas. Negi, sakau, artistė dėsis Vilkaviškė gamybos. Gal nutrūka einant, kur čia gali žinoti? Moteris, sakau, esi. Moteris, sakau, esi, padėtum artistė sustvarkyti. Žinai, kaip dabar prikabino vienu siūlu? Neplyšauk, sakau, kaip žvėris dabar čia. Dabar jau visokių stebuklų ataža iš miestą kaimą. Ar nepavargat tamstas? Tai tada dar tęsim turbūt. Gal apie laisvalaikį keletų žodžių pasakysiu. Kaip dabar žmonės praleidžia laisvalaikį, va tokios didelios miestos, sakysime, kaip New Yorkas, Vilnius, Paryžius, Veisėjai. Kaip Kolūkio žmonės praleidžia, kaip Brač su Babelė. Dabar įdomiai žmonės gyvena, miestelėnai tik dirba kolektyvinio sodo, stato namus, ieška plytų, cimentą niekaip negauna. Vienas mano kaimynas sodė daktaras. Praeitais metais negavo 3 maišiukų cimentą, ateina po darbą, atvažiuoja, sako, Brač ir vėl negavau, gal sako, turi paskolink tars maišiukų, sakau, neturiu. Ainam, sako, Brač ir pavoks maistatybų urną. Kitų dienų vėl ta pati istorija, cimentą. Tai kai aš susirgau, tai man va tokį receptų išrašė. 3 kart dienoj prieš valgį Bračiui pavalgamų šaukštų cimentą. Turbūt moterys pastebėjot, kad vyrai laisvalaikį praleidžia žiemų, daugiausia upių, ežerų, lada. Gauda žuvelas, sėdi Bračiui lada, kol kelnes prišala. Ir paskui klausė, ko Brač man daryti, kad neprišalt kelnes. Ir sakau, paprasčiausia, sakau, jeigu tu nenori, kad tau prišalt kelnes, tai tu, sakau, prieš sėsdamas lada, nusmauk. Tai tau neprišals. Vyrai ir moterys vasarų laisvalaikį praleidžia miškuos, grybauja, uogauja. Mano babela prie radijo aparatą tūpi. A dabar dauguma žmonių, jeigu ne visų gyvenimų, tai pusė praleidžia prie televizijos aparatų, žavėdamėsi diktoriais ir parnešėjam. Man anas irgi labai patinka gražias dėstės. Įda didelas humoristės. Ale kartu girdžiu per radiją, sako, pradedam naktinį programų. Dabar jau 25 valandas ir 17 minučių. A papauzės kažką įsigunda ar paštaisė, sako, atsiprašau, dabar 0 valandų ir 17 muzikų. A kartu tai lietus kaip iš kibiro žliaugia, o pravežėjas ramiausiai bosėje, šiandien kritulių nenumatoma. Kviečiame klausytis lietuviškų marškų, atmyslio anisinai humoristai tam radijai, a gal humoristai. Aš nežinau net kaip dabar reikia kirčiuoti. Sakyt, ar humoras, čia kalbas Makovai tiek pripainėja, kad net Vytautas Misevičius man kartu taip pataisė. Saka, aukštaičiai, taigi porina humoras, žemaičiai humoras, tai tu saka, Brač, laikykis literatūrinių normų, sakyk humoras. Saka, humoras, taigi sportininkas, dviratininkas, 2 kartų olimpinis čempionas, ašgi žinau. Ir antras, sakau, humorai, taigi nelietuviškas žodis, išvertus, taigi reiškia skistalas. Tai kaip sakau, tada pagal tamstas reikėtų rašyti va tą sunkų žodį, ypatingai aukštaičiam, kaip apykakla, ilgoji į ar trumpoji. Tai kitas kalbas žinovas, Makovas, man taip išdėstė. Saka, paukštį gražina plunksnos, žmogų puošia protas, o rašant žodį apykaklė reikia būtinai atsižvelgti į žmogaus kaklą. Jeigu žmogaus kaklas ilgas, rašoma jį ilgoji, o jeigu trumpas, tuomet trumpoji. Taigi vyrai, sakau, aš 3 kart malonį buvęs, 2 kart bažnyčiai, kučia man nieko stauzijai. Aš vėl negaliu suprasti, ką žmonės pyksta ant radiją, anksčiau ypatingai, kad atseit radijui per mažai humorą. Skystala nėra. Mano galvų radijui svarbiausia muzika, įsijungi radijo aparatų, sakysime, 4-dienį ateina pageidavimų koncertas, linkim pasveikta. Tu visų programų maždaug 20, galiu 30 metų. Mintinai žinai. Tu pačiu ir tu pačiu. Tu pradedi daurodas, kad tu pats tinlindys, įgėdi tu pačiu su jais kartu. Tu šitų apie sūtemų širdį. Tu pačiu, kur prisimenat gluosnį prieš 20 metų kažką suspyka, su vėjais į baras. Pašiai dienas. O jaunystė tai tik skrenda padebesim, juodberiai žirgais. Kaip radiacija kokia iš Ignalinos.
Vidurį koncertą visada įsijungia harmonikos ansamblis, groja palkutį, šokapelas ant pečkelas, pacukai ant lavelas. Tai ligoniam tik tai kojas pačias kyla, sveiksta visi ciugliais. Nama, į pabaigoj koncertą visada kaip taisyklė. O, kaip bėga metai. Alemanda širdį nepatumsys. Pašauki, pašauki, pašauki. Šaukiau tave, bet tu manęs neišgirdai. Neišgirdai, dievulė, manai? Neišgirdai. Tai mano babutė šitoj vietoj ašaram apsipila. Matai, kad ir jas jaunystėje kažkas neišgirda. Į man, sakau, ne visas išgirda. Ašgi nepatiriaunu dabar atsklaupys prie radijo aparatą, kad tu man pašauk. Sakau, su malonumu pašauč. Ale gamtas inspektoriaus bijau. Aš kiškį dabar kokių baudų duoda. A čiagi vis dėlto žmogus pašaukė. Jau mano babela, kaip tik četvergas, tai meldžias prie radijo aparatą. A un televizijas perpirkus mirtinai. Mat kartu mūsų kalūkį filmavo vieną įžymaus operos solistą koncertų, a mano babutį pakvietė Delfoną pastovėti, kaip darbo veteranį. Pirmūnė mano babela. Medaliuota visa. Kairioji pusė lyg žemė. Karo. Zatrudavoja atlyčia. Tai labai neaišku, koks tas trūdas buvo. Da prieš perštvarkimų. Ten dabar baisiai įsigundus bijo. Saka, gali atimti. Taigi jūs patys žinot, kaip anksčiau buvo. Kuo daugiau butelių būdavo sugerti, tuo daugiau medalių prikabina. Amadinga pasidarė pa tą koncertą. Suskanziravo plaukus filmavimui šitam. Jazau kaip apuasas, susišiaušė. Atsikelia 6 valandų ryte ir iki 9 stovi prie veidrodžio, pudruojas. Pudruojas, paskui prieš 9 jau žiūriu, prie durų jau, išeit nori. Sakau, kur, stok? Pelmotis eina. Ak, tu viešpatė. Kitų rytų vėl ta pati istorija, sakau, kur taip eini? Pelmotis. Ir taip mėnesį, pelmotis. Filmavas, parodė tik tai babutės per televizorių pakaušį. Ot babel, sakau, buvo vestuvės. Kaip gaidžias kerstuvės reikėjo, sakau, tau šito dabar šilalį televizorių, aš 1000 pirkti ir permokėti 500, sukviesti tolimiausius giminės už 100 kilometrų dėl šitą pakaušę. Kiti, sakau, ir nepamatė, tai mano babutė vėl ašaram apspyla. Saka, nežiūrėsiu daugiau televizijas, net ir jaunimui laidų dabar 10x10, jeigu pavadinime 100 x 1000. Ana dabar tik tai prie senobinių filmų persmetė. Ir prieš tų prie daugia serijinių. Kur daug serijų laidžia naktim, o geras daiktas. Ai prieš miegų kaip gerai. A mes su babutytai jau racionalizacijų padarėm. Vienų serijų mano babela, miega, akytų aš kriokiu. A iš rytą atsbundam ir iškart perspasaka jam kūtiniai parodė. Man labai patinka panoramas laidas, labai daug surūdyjusių mašinų parodo. Labai patinka iš Maskvas rašto, kaip panavadinas, visą pasaulio estradą žvaigždžių koncertas dainuoja Josipas Kobzonas. Tai tiesiog prieširdes lietuviški avangardistiniai, simfoniniai, naujamadiški koncertai, šitie, kur lintpjūvį primena. Tai man kaimynas baladoja per sienų ir sako, bračku, tu te visų naktį abliuoji, sako. Baigtų, sako, kates maukti. Tai aš tada garsų išjungiu. A man tik vaizdas lieka. Smilčių bangavimas man labai patinka. Aš pasijuntu Palangoj. Baltijos jūros bangų. Man 5 minutės va taip paliulioja, aš bėgu. Jau dabar daugelis žmonių be televizijos gyvinti negali ir dienų ir naktį neišjungia kiti. Kai pareina penktadienį iš darbo, kaip išjungia, tai tik pirmadienį rytį išjungia. Guli lovą ir televizorių, žiūri. Vaikai valgyt lovą, Natalija šarys vieną šoną. Ai, saka, koks gyvenimas dabar tai, saka, brač nekalbėk jau. Jau prieš 50 metų šitaip nebuvo. Saka, jau televizorių tai tikrai nebuvo. Saka, kas būtų iš mūsų, jeigu nebūtų televizijas. Taigi dabar va kūdį vaikščiotumėm visi nars šunį kark, o dabar va visi nagulai, mataki, riebus kaip padzūkai. Jeigu dabar tą par šeimininkės rytmetį per televizorių mūsų moteriškės tik tai apmakina, kaip amletų reikia iškepti, tai ateity televizija keps, maitins televiziją. Arba kam tau sakys man, kokia ekskursija Gruzijan arba Indijan. Taigi tik picitas, benziną nėr, tu tik tai kanalų. Terkšt. Pakeitė. Ir pilnas protas, kaip kaminas dūmų. Į ateityvą, kas svarbiausia, tamstam noriu pasakyti, televizija atliks visus darbus.
Pranas Raštis parašė tokį ketureilį, kuris mano supratimu labai gražiai tinka tinginiams. Kaip himnas apmastai kiekvienų rytų, kasgi gera padaryta. Nieka gera, kaip gerai, į vėl nieka nedarai. Ir nebereikala turbūt lietuvių liaudis turi tokį gražų išsireiškimų, nuo senų senovės. Saka, reikia žmogui būti tokiu tinginiu, ale jau tokiu tinginiu, kad net pavalgius tingėt pamiegot. O jeigu užeina nenumaldomas noras tinginiui dirbti, Anas to ir randa išeitį. Eina pamiegot ir praeina noras dirbti. Man atrodo, po tokių rimtų kalbų labai tinka ir labai gražu pakalbėti apie mergas. Ypatingai sanatorijose visokių nutikimų būna. Apie moteris keletų žodžių, apie vyrus ir apie velnius. Žinokit, mielos moterys, kiek ant žemės vyrų, tai tiek ir velnių. Dievui savo tarpą išgrūdam, apie velnę neapseinam. Moterys reikia gundai kaip šetonas, kaip matau velnės apsėda. Velnės susijęs su kultūra, apskritai su gyvenimu, sakoma, daug velnevas šitam pasauly. Tik negirdim, kad būtų daug dievą. Grįžta, pavyzdžiui, vargšas vyras ryti nama. Visas pavargys, dievulio beržioko apskabinys, verkia. Aš žmona pamačius per lungų nepasakys, va jau ateina mano dievas. Atvirkščiai grįžta jau naktinis velnias. A vyrai šito atžvilgiu žymiai taktiškesni. Ani sako, va, jau ateina mano šventoji. Velnių prisėdus. Kaip liaudis sako, Anas buvo mėmė, Katras muni ėmė. Jeigu rimtai kalbėti, reikia pasakyti, kad vis tik tai moteris yra pats gražiausias Dievo kūrinys ir turbūt ne veltui patys gražiausi pasaulyje žodžiai yra skirti moteriai ir yra moteriškas giminės kaip antai meila, saula, žvaigždė, mėlynė, žydrinė, gyvatė, gilti. Laimė, aš norėjau pasakyti, koks gražus moteriškas giminės žodis laimė. Tik tai sako, vargas tam vyrui, kurio žmona trokšta laimės daugiau negu jos jam reikia. Be visako gražaus, kur Dievas davė moteriai, liaudis taip sako, jeigu dviem moterim Dievas būtų davęs tik vienu liežuvį, gyvenimas būtų parpūs ramesnis. Mano geram draugui labai patinka lieknas moterys, a jisai specialiai vedė storų, kad jas burna būtų užkimšta maistu, a ne plepalais. Ir vis tik tai, gerbiami vyrai, va pirmas mano jums patarimas, jeigu jūsų žmona visų dienų nepatenkinta, ale visų dienų bamba ir bamba ir bamba. Taigi jau vakari jūs paklauskit jas. Gal jana nori kur nors pasakyti? Gražaus? Saka, nepaprastai, moterys gražias buvo Lietuvoje anksčiau da pagonių laikais. Tada anas pajutusias pirmutinį meilas karštį, nuogas eidavo pirtin. Kūčių arba naujųjų metų naktį nebodama šalčia, menulė apšviestas, žinot, kas bus jas išrinktasis, kokiu išeina jų pirty, patumsį, runku nučiups. Pliku ar gauruotu. Pliku reiškia išrinktasis biednas, gauruotu bagotas, nuogumas seniau reiškia suslėjimų su gamtu, genties pratęsimų. Nuoga moteris seniau galėdavo debesis išvaikyti. A pakėlus sijonų, net ir lietų suturėdavo. Tai argi būt buvę už praeitų vasarų Lietuvoje tokias liūtis? Jeigu būt gyvas senobinės moterys buvę. Įstatei divizijų, į debesę kaip nebūta. Tai jūs galite įsivaizduoti, jeigu tais laikais buvo tokias moterys, tai kokie tais laikais turėjo būti vyrai, džentelmenai? Tai ne dabartiniai lepšiai. Įlipa autobusą, to ir dairas, kur laisva vieta įsėst. Pamata įsėdas, įdausi merkę, kaip gaidžiai, įvažiuoja.
Užsimerkia todėl, kad jiemgi, matai, skauda širdį. Jiem nepatogu vargšiukam žiūrėti ant stovinčias moteris. A jeigu atsrunda vienas kitas džentelmenas, kuris pralaidžia priekį savys praeit materiškį, žinokit, mielas moteris, tik tai tam, kad geriau studijuoti jūs figūrų. Ir ne veltui sakoma, kad gera dora žmona ir blogo vyrų pataisa, ir atvirkščiai bloga žmona ir gerų sugadina. A dėl loginio mąstymą aš turiu tamstam pasakyti, kad mūsų klasikai klyda. Aš instikinau, kad moterų loginis mąstymas yra išvystytas iki debesų. Kuti debesų? Kosmosą naina. Žiūrėkit, ko aš girdėjau Kaune va neseniai. Prie sporto salės 3 moteriškės skundžiasi viena kitai likimu. Pirmoji taip pareiškė, sako, žinsi, mielos ponios, mano vyras toks paleistuvis, bet jau toks, sako, nerimtas. Toks nerimtas, bet jau toks, kad aš, sako, mielos ponios, pradėjau galvot, jog mano vaikai ne jo. Logiška. Kokios mūsų vyrai galvos, ar mes mastom? A mokslas jau seniai nustatė, kad iš 100 moterų tik tai viena ištikima. Ir kaip baisu, iš 100 vyrų 99 myslė, kad toji viena tai jau ir bus mana. Antroji moteriškė logiškai mąstydama vyrui ant antkapio užrašė: ilsėkis ramybėj, kol aš ateisiu. Aš siūlau vyram, kurie turi žmonų 2 arba daugiau dukterį, suteikti vyrą didvyrio vardu. Aš suprantu, kodėl taip moterys čia triumfuoja ir ploja, bet man vyrų gaila, kodėl jūs neplojat. A jeigu ir plojate, jau rankos nebesuseina, matyt, kraujo nebelyka ar kas. Ir dar vienas pasiūlymas. Jeigu nedaug dieve, da kartu po vienu stogu gyvena ir uošmenė, statykit bronzinį biustų. Gyvam, lik pusai ir be galvas. Kaip patys didžiausi pasaulyje mokslininkai, daktarai perpjevė vyrų parpusį ir radąją širdin skabinusių šitų varlai, ne vienas iš tų profesorių nežinoja, kaip tų varlai išimti. A čia prieja paprasta kaimo moteriškė ir pasakė: panuliai, saka, jūsgi pastatykit bliūdų su undeniu, zarkalų, varla pamatys ir pati nušaks. Va, kitam šmoti ir moteris žymiai daugiau išmana aš patį makyčiausių pasaulio vyrų. Solistas, LTSR nusilpęs artistas Algirdas Grašys. Kožnam teatre ir daug jaunumo, jentelientams trūks mandagumo. Lila, 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 jentelientams trūks mandagumo. Lila, 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 jentelientams trūks mandagumo. Ant storo lopo įsplik pakaušiu, prieš prie mergiočių link pasišiaušis. Lila, 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 prieš prie mergiočių link pasišiaušis. Lila, lila, lila.
bičiule, LTSR valstybinio jaunimo teatro profsąjungos pirmininkas, putų negavimo specialistas Jonas Vaitiekaitis. Ir atvažiavo graži panela, visų širdelas labi apsala. Lila, 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 visų širdelas labi apsala. Jums dainuoja Vilniaus Bokštų gatvės laureatė Kristina Kazlovskaja. Nedėlios rytą anels vaikščioja, gražiai panelai pasiklaniojęs. Lila, 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 gražiai panelai pasiklaniojęs. Gyvenam bračti tadu paraisty, kai dauntadienės pats šlaimų krūtėja, būt gyvas tų pačių pasakyt, neduotanas man melot, ale beduliukas šulny prigėra brač. Pavalgiam vakarienį taip sutemoj, suguldėm vyrasnėje berniokus, nu babel sakau ir aš einu gult. Pauliau damėno sienoj, prieš miegų, užsirapeškojo ungryčias, bumpt lovan įsnaudžiu. Tik brač, kažnakas iš pakraklas, kapar, brač, mano pusan. Praplėšiu akis, 350 pacukų. Brač, virtinė apstoji ir daboja un man. Divizija. Aš šitų smulkučių, rudučių, jodom rynelam par nugarų, galą nesmata brač, net vingiuoja jūra. Vienas matas jau kaks velnės viršesnis iš profsąjungas. Tik tai klišt prie manys, tik tai šmykšt su uodegu kaip su batagu per nosį. Kinkas man tik tai kraujas brač stingt pradėjo, provokacija. Kudaryt mysliu, to be or not to be. That is the question. Kas prakilniau, ar nuslink stralėm ir dūžiam atšiauraus likimą, ar su ginklu runkai prieš pelas, kavon stot ir jom atskratyti. Top galvon mintis papadušku liuika guli. Tik pimp per galvų, primp į gatavas. Tai čia dabaika, ale kiti brač išvertė baltas akis. Plusas ažumira, galas. Akitas taks jau iš dešinės pusės, pliurpsa taks, pakumpys,
Pagyvenys jau. Žylas brač visas net apipelyjys. Matas dešinioje žumuštąją runką. Prie tik prie manys mirkt. Saka, einam bračiai. Pakalbės man. Nuo myslių gal tu man apdraskyti ir apdraskysi, ale žusmaukt nežusmauksi. Išėjam, sustojam, žiūrim brač vienas kitam akys, aš žiūriu šitą vadą akytės pilnas ašaryčių. Ponas bračiai saka, nėr čia mum gyvenimą, tu čia mūsų liulkam daužai. Ir visi brač baisiausiai nusmynį, nulaidį uodegas, tik tai cūgli, 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 atatupsti dabrač kruvinom akim, dėptalaja un man į nubrazdėją kaimyną untanienės dėda pūsan paravižas. Ale o trypia brač izlastės, sustoja ir trypia vietai, kad dabar tinai žala brač nepasiroda. Plentas eina. Melagis? Ava, žiūrėkit, kad dar jis šiandien un jūs nenuveit. Paraista brač nama ir rasta lovai par žmonų pacukų gulinti. Ati bus tadu melagis. Pakara buvo tiek privysi, kad rodas nebuvo sienam, būdavo eina kaip kumeliokai. Burnasiokų būdavo užsidėdi nepranešiotų porą metų, kermošių nait, runkų kišenė ninkiši sėdi. Tu. Slastus pasdirbo braštai tokį gudrus velniai. Dvejos inlenda, nugarą minsirame ir laiką. Atračęs lašinius ryja. Tokį drūtį nuspenėjai buvo, kad kačiokų brač 3 metų šonant svaidą. Apipyliau vienu žybalu. Aš žūdėgiau ir palaidžiau. Tai došius prieš smertį vis tiek, tik tai cypt visas lepsnoj, klonant. Aš žūdėgė. Jis su vištom pošniam brač suburbina. Iš rytą juntu, kaks bėsas švelnus man palei lūpas vedžioja. Nuo myslių gal žmona iš rytą. Ne, pacukas bučiuotis linda. Atsiguliau brač pogulę, pagulai drūčiai papet. Pavalgys, plozuvą taip kritau, runkas papilvų paskyšys, tai pamatė išeina, kad mano runkas prispaustas ir aš jam nieką negalėsiu padaryti, tai išmysliau, kad man velniai apsėda. Pacukai brač un nugaras šokius padarė, mylėtis pradėję. Jokas čia minkas, pacukai iš Utenas pramalėtus patraukė jaunimą teatrą pusan. Vienam odegėlai pakirpau. Tėvuliau, kaip panas inpikas už tas bednas odegėlas pakirpimų, par minutį suzuja konferencijų. Teisman brač padavė. Gal visą pasaulio patsai iš urvų sulinda ir šnypžda vienas kitam ausin, sako, čia ponas bračas jau ne tik liuikam dauža, ale jau ir bėdnas odegėlas pradėjo pakirpinėti. Nebus, sako, mum gyvenimą, nebus ir jam. Jį velnis apsas, akurat. Einu maždaug taip 3 valandų nakties iš kaimynės. Iš kaimyną! Jo, iš kaimyną einu, dainuodamas. Tik brač nei iš čia, nei iš ta žmagaliukas išdyga. Galva taip pusmetrė didumą. Duntys brač tik tai sužaibava, a toliau nieką neatsimenu. Iš rytą nubudau, saula jau par porą kačergų, vaversiukai kėda, a pamanim brač šlapja. Velnė būta, aš un klebonų. Klebonas saka, ponas bračiai, tavo reikalai iš visą prasti. Statyk kryžių, poterius kalbėk ir un svetimas nesvalkiak. Kryžiaus nepastačiau brač, ale jau un svetimas, na tadu, niekadu. Velniai prapuola. Tie kinkirai dzūkų juošvenė ir jas dukte. Brač tai kai rovė anas iš namų. Grįžo tik po 2 savaičių, pagiriotas. Aš jau ją laukiau uošvenė su kuoku ir dukte su keptuvi. Tai kur bastei, žintelė? Par mergas buvai? Ne, aš žentų. Visas Lietuva žentų konferencijai buvau. Na ir ko jau nutarą atėjus toj savo
visų žentų konferencijai. Nutarama švyt, kad žentas 5 naktis miega su dukru, a 2 naktis su ošvieni. Tai kai vožė man keptuvį dukte per galvų, aš nuvirtau. Girdžiu atgavį sąmonį ošvienė reikia. Ša varla, kaip žentų konferencija visas Lietuvos nutara, taip ir bus. Tai laikas bėga, brač, ir viskų ėda. Vieni metai nyksta, kiti dyksta. Viena švintė praeina, kita, brač, ateina. Važiuojam, sakau, Babel, ir mes kur nors ungyminės Vilniun miestan pauliavot. Ai, saka, tie tavo miesti giminės, tai tik tai pavalkam paskabinti. Pavalkam, kaip pavalkam, sakau, amudu, sėdam mašinan į važiuojam. Jaunimą teatran, brač, roką operan, meilą ir mirtis varenai. Apačioj didžiojai universaliniai parduotuvėje aš tau pačių brungiausių dovanų nupirksiu. Kaip tik išgirda dovanų, tai po 5 minučių mes jau sėdėjom autobusį Utena Vilnius. Tik saka, tu žiūrėk nuvažiavys Vilniun, nes dairyk un svetimas. Tai kad sakau, tu jai irgi negerasna, apgavai man. Komandiruotėj, sakei, būsi mėnesį, a sugrįžai po savaitės. Pagavat mintį. Meilą, nesailą, brač, nenurysi. Autobusan inlipė visiems labai gerai pažįstamas, solidaus amžiaus, linksmas žmogus, rašytojas Vytautas Misevičius. O, saka, ponas Bračias, kur važiuoji? Sako, važiuoju Vilniun, davanas. Tik tai žmonai, o nežinau, ką jų pirkti. Tai sako, tu jį paklausk jų pačių. Paklausk, sakau. A iš kur aš tiek pinigų gausiu? Ir ožka, bral, ištekėtų, jeigu pinigų turėtų. Autobusą gali girdžiu vienas, toks jau vaitoja. Matas jau mokslų ragavys nemažai. Nemažiau kaip alkohologijos kandidatas. Aš vasaka, tai kandidatas praeitus naujus metus sutikau liftan instrygys. O rytojaus man stvėra priepalys. Tai atėjo daktaras ir klausė, kai prasidėjo priepalys, ar aš gręžiau duntim. Tai sakau, daktarė, iš kur aš galiu žinoti, ar aš gręžiau duntim, jeigu mano duntys buvo naktinė staliuka. Daktarė, sakau, man labai sopa pakriūtini, duok greičiau vaistų arba padėk man numirti. Nemokyk, daktaras pasakė, aš savo darbų žinau. Daktarė, aš sakau, jūs tik tai žinot ligonę adresų. O vaistų na mano priepalę tai neturit. Autobusan inlipė irgi žinomas mokslininkas, solidaus amžiaus, jarunkai toks storas įsipūtis portfelis. O, sakau, jau prapiesarius, tai turbūt jau portfelį daktarinį vežat. Ne, saka, tik kepeninį. Ot, sakau, tas pardavėjas ir prapiesariui kepeninį. Aš pasakau, tai anūdien parduotuviai bulbas apžiūrinėjau ir didesnį pamatys, capt krepšinį ir inmetu. Tai kaip šoka, pardavėjas sako, ką tu čia bračiai tą įsrūšioji bulbas? Bulba, sako, reikia virtei. Sakau, nereikia užkimsta. Bulba, sakau, aš tarkosiu. Cipelinus, sakau, virsiu. Duokit man, sakau, geriau įvasi silkės ir suviniokit. Popera nėr, sako. Kaip tai, sakau, silkiai popera nėr? Nėr, sako, vedėja netavežė iš bazės. A, sakau, tada duokit man labai greit duokit vedėjų ir skundų knygų. Atanešė. Tai sakau, va, gerbiama vedėja. Niekas nematė, kad šuva mylėtų katę. Įsiplašiau, brač, 2 lapus į skundų knygą, susviniau silkį ir praėjau namą.
Žmonės sako, kad autobusai yra susisiekimo priemonė. Man tai žymiai daugiau. Ausys klydinai prispilda įvairiausių šnekų ir juokų. Girdžiu, vienas bosas nepatenkintas rėkia. Oi, dabartinis jaunimas, tai pagyvenusių žmonių negerbė. Kaip sakau, negerbė. Taigi, sakau, mergina tamstai užlaidė atsisėsti vietų. Tai kas sako, kad aš sėdžiu, o mano žmona tai su pirkiniais stovi? Taigi, sakau, batai irgi turi ausis, tik beduliai nelabai girdi. Aš savo vaikus auklėju labai griežtai. Sakau, vaikeliai, pamatysite autobusį stovinčių moteriškį, iškart užlaiskite atsisėsti savo vietų. Ir kaip tik vieną kartą važiuoju autobusį, į čia bračinlipa moteriškė. Tokia gražiai, jau matas ar iš Kauno, Bavilnį ir nei Utenoje aš tokias nemačiau. Tik tai mano vaikas važiuoju pasisadinęs ant kelių, strikt mano kelių, rodo su pirščiuku ir man ir sako, prašom, teta, sėskitės mano vietą. Misliu, jeigu dabar atsisas, tai ne tik Vilnius, ale ir Utena kalbės, kad ponas Bračio pradėjo ant kelių pasisadinęs panas vežiot, atsistojo visas raudonas kaip burokas, sakau, jai, prašom, teta, sėskitės mano vietą, kaip išgirda žodį teta, visa pažaliava, sako, aš ne teta, sako, aš nemėgstu sėdėti kitų prišildytai vietai. Tai kur, sakau, pagal tamstų išeina, kad man da ir kelnės reiks ladus vežiotis. Chamas rektorė, dama, sako, chamas, tu nežinai, kas aš esu, kiena aš žmona. Sako, gyvatė, ar ana didelė, ar mažutė, vis tiek lieka gyvatė, nieko nepadarysi. Nuo Taurapilio, nuo kalno matosi kalnų kalnai, ant vieno kaip ant balno sėdi mano tauragnai. Pro žaliai vingiuotą šlaitą tauragnas pajuodęs raitos, o į kairę vėl duobė, antras ežeras labė. Ar pavasaris ateina, ar pašiaušia juos ruduo, juodas ežerų vanduo šnabžda savo seną dainą. Krūmai, ežerai, kalnai, gražūs mano tauragnai. Kelmas ąžuolo troboj, ten švenčiausioj pagarboj. Visą tai gerai žinau, ten vaikystėj gyvenau. Žemaitis Dzūkijos miškuos grybaudamas pasklyda. Tiek rada baravykų, kad jam net galva susisukia. Eina ir niekaip nerunda nei kelią, nei savo draugų. A čia tumsi naktis, mata tik tai tamsumoj tokį žiburėlį. Ateina troba ant Dzūkelį ir sako, Dzūkelį, būk geras, priimk pernakvot. Gerai, sako Dzūkas, tai yra kamarėla, eik savo ir mėgok, pravda, tokia matariškė miega, ale tu nekreip konių dėmesio. Žemaitis bumt lomanis snaudžia, matariškė pradėjo lovai vartytis. Žemaitė, kreipus matariškė, labai šilta, atadaryk langelį. Žemaitis atskėlo, atadarė ir vėl krita lovan. Žemaitį,
Šalta, jau velniškai ciongas pučia, uždaryk lungelį. Žemaitis vėl atskėlė, uždarė lungelį, lovan krita ir kriokt pradėjo, a moterį siūtas paėmė. Žemaitis sako, kad tu nesupranti, kad vėl man karšta, tada daryk lungų. Klausyk, moteriškė, ar tu negal šiūnakt būt mano žmonu? Vaje, dar ir kaip galėčia. Tai žalti veina pati atskelk ir užsidaryk langelį. Aš, brats, irgi paplaniausių plaukelį nepastariau, tai noriu. Atamenu, da Utenoj buvau labai aukštoj gimnazijos klasiai, prieja prie mūsų muzikas makytėje, saka, vyrai, brač, kurs makorų. Dainos madainų ariau. Mes ją župlašėm visi, net sukaitį. Ja mano balsas jau čia buvo virš visų. Makytėjas prieja, saka, tavo galingas balsas. Saka, tu galėtum elektriniai turbinas sūktei. Galingas ir da išeina 2 tonam prašalį. Negali būt, sakau, kad rodasgi iš pradžių tai nutaikiau gerai. Iš pradžių, saka, tu nutaikėlė, paskui tai paklonės nusukei. Chorant, saka, tu netinki. Va bandyk, saka, stot konservatorijan, gal solistas iš tavys išeis. Aš taip ir padariau. Čia jau prie manys prieja jau matas profesorius. Tik tai brūkšt per fortepijonų, plešk, saka. Aš ją župlašiau šitų, on kalna mūrai joje lietuviai. Tai brač net aptema. Profesorius saka, tu jai atsargiau. Par mus nesaniai remontų darė. Tinka, saka, gali pradėti birėti. Tada uždainavau tyliai šitų kovo mėnesį gimusios. Profesorius saka, ir vėl tu dainuoji ne tu. Sakau, profesoriau, ne tu. Aš sakau, dainuoju tu, gal profesorius jau groji ne tu. Profesorius saka, tavo klausas suvytus, tu jai iš visą nieką negirdi. Tai ku sakau, pagal profesorių išeina, kad aš da įkurčias. Aš sakau, girdžiu, profesoriau, girdžiu, kaip pacukam duntys dyksta. Ne, saka, tu vis tiek netinki, geriau, saka, eik dirbtai geležinkelę tarnyban. Tai kai suūksi Utenoj, tai Vilnių išgirs, telegrafą nereiks. A neseniai gavau dar geresnį pasiūlymų dirbtai medžiotojų draugijai. Taigi sakau, vyrai, ašgi šaudytai nemoku, kulpkas gyvenime akys nematys. Saka, tau, tokiam žmogui išeina su tokiu balsu šaudyti. Ne, saka, nereiks. Tu tik eisi, saka, pargyrių dainuodamas, aš žvėrys visokį siaubą bračlaks medžiotojam runkasna. Aš bračkai, aš dainuoju, tai į moteras visas namanys pabėga talin. Matyt, balsą neperneša. Oi, kiek aš tų atsiminimų žinau apie ožius ir iš auštų bepasakojant. Aš tai nelabai tikiu tais visais bauginimais. Kiek pragyvenau, man nieko tokio nepaprasta neteko matyti. Senelys man papasakoja. Saka, ažys buvo ir ištikimas mergas draugas. Ažys velnes ir pristodavys bral prie mergų. Kartu 2 sumdytas bagota gaspadoriaus mergas joninių naktį išėję pievan kvietkų žiedų skintei. Priskinsma, saka, kožna 3 kart po 9 ir žinosma, ar kitais metais ištekėsma ar ne. Skynanas, bral, kantantas, nieka nebyja, banamai čia pat, matas, tik prač, ne iš čia, ne iš tą, ažys pradėję bliaut. Na, mergas myslė, kas čia dabar gali būti? Gyvulius palikam tvarti uždarytus, a čia ožė balsas. Paklausė ir
skyna toliau, ažys vižaksėdamas artin ir artin. Mergas jau ir bijot pradėję, oi netikėčia myslė, jeigu nepasanėčia, ale Kvietkus vrač vis tiek skyna. Va baisiai nori sužinot, ar ištekę šiais metais ar ne. Tik brač ažys, un želmenė, stoga viršaus brač užsikorys, nesavo balsu pradėję bliaut. Mergas rėkt, ratavokit, čia bus velnės. Stropkas bralne brolis, astrakienė ne sesuo. Bažys nebliausun viršaus stogą nesavo balsų vidury naktes. Kvietkus numetė į kūdėš brač namą. Iš išgušenas niekaip nepataika į savo namus nubėgt. Jom pasmata kažna kokias nepažįstamas gryčias, vrač miškai, mata ugnelą vis prajų prašalį, prabėga ažys, neatslieka ir murma. Velnė bitės, velnė ir nedus vienu jo bračia žundarokas tvėra. Mergas ko nepresmerčia, a velnės vis tiek neatstoja ir kvatojas apkalbinėja ragana velnių, kad aš be kelnių vrač, vienu tik cap į pagalą. Į tuo metu tik tai gaidys. Kakarėkų. Ažys velnės brač tik pabalvansias ir sužvingė mergom. Jūs laimė, mano nelaimė, ko nespėjau atžmučyt, bučdūšės sudraskys. Kai velnės atatola, mergas pamatė stovi prie savo namų, kaip nieka nebuvai, tai seka, anas buvo jom akis atvilkęs, kad savo namų neras. Mata anas tik tai ažys. Cy. Vrač, ežera dugnan įlinda, varlas tik tai krr. Sauloje vrač per dungų važiava ir gegutę užkukava. Tai seka, toj vietai piktas žmogus žmogų papjovė. A dabar velniai visus kamuoja. Tai va, na šūnė yra lazda, na velnė kryžius, gaidys, a na kokia žmogaus, tai nieka, vrač, nėra. Sumaišyti telefoną laidai. Žemaitį, kurią žmona gydės ligoniniai, per klaidų sujungė su auto remonto bazi, kurioj dirba Aukštaitis. Kaip mano žmonos sveikata, paklausė Žemaitis. Aukštaitis, manydamas, jog jis automobilį vadina žmonu, atsakė, viskas tvarkoj, mes jai pakeitėm užpakalį. Kul? Užpakalį, suriko siaubo apimtas Žemaitis. Negali būt! Prašom neskarščiot, mes žinom, kų darom, pasakė Aukštaitis. Užpakalis buvo tiek įsidėvėjęs, kad jį palikt nebuvo jokios prasmės. Ką jūs kalbat, karščiavosi Žemaitis? Palaukit, neskarščiuokit. Priešakis taip pat gerokai aptrintas, ale jį da galima naudoti. Buferiai tiesiog kabojo, bet mes juos sutvarkėm. Nerekit! Undinė sistema, nuleidimas, sugadinta, visiškai užkimšta, nebuvo kompresijas. Matyt, jų naudoja kažkas tai betamstas žinias, atmušta. Nesąmonės, rėkė Žemaitis. Užbaigus darbą mes jų išbandėm 4 iš karto. Vėliau bandymų atlikom visi paeiliui. Bandymą jinai puikiausiai išlaikė. Iš pradžių tunkiai čiaudėja, ale vėliau pradėjo nuosekliai gražiai dirbti. Dabar jinai turi puikių amortizacijų, lengvai supa, mes visi turėjom didelį malonumų. Galit atvažiuoti ir atsimti ir pasimti mūsų darbų, įvertinti jį. Alio?
šaukė aukštaitis. Alio, jūs mane girdit? Alio. Bet pilietis Jakas gulėjo be ama, a šalia jo nukrytys telefoną ragelis. Ona. Gyvena tokia Ona. Eina metai ir niekaip negali ištekėti. Ten sumislė tokių versijų. Nuvėjom klebonų ir pasakė, klebonėlį, būkit geras, paskelbkit kitų savaitį per pamokslų, kad man dinga 25 000 eurų. Gerai, atsakė klebonas, paskelbsiu. Sekmadienį per pamokslų klebonas sako, Onai, tokiai ir tokiai dinga 25... Nereikia klebonėlį, nesakykit, viskas tvarkoj, radau visus 25 000 eurų. Jaunikių brač paspyla, kaip grybų po lietaus, ištekėja Ona. Po medaus mėnesį ateina Jonas, jos vyras, linksmas, energingas ir pareikalauja eurų. Pirksma, Jonas sako, anut, Mercedes apynau jį. Neturiu aš jokių pinigų, jokių tavo eurų, atstok tu bėda. Ak, tu baidykla, surika Jonas, tu mane apgavai. Takių kaip tu kanapės pastačius, tai žvirbliai neskristų. Taip, mielas Joneli, aš be pinigų vyrų gavau, a tu be pinigų nuspirk Mercedes. «25 metai. Ataja gražus jubiliejus. Ona iškilmingai pasipuošė, tokia lyriška pasidarė, net graudu žiūrėti. Joneli, paklausė Ona, tu man myli? Aha, atsakė Jonas, tu verksi, kai aš numirsiu? Neugi ne, verksiu. Tai parodyk, Joneli, kaip tu verksi, o tu numirk. Ir pamatysi, atsakė Jonas, prasideda iškilmingas jubiliejinis vakaras, renka svečiai, draugė sveikina Onų ir Jonų su gražiu jubiliejum, pasveikint Atają su Rožį Žunkai, Onutės ir pats Jonas. Sveikinu, pasakė Jonas, aš tavi, Onut, jubiliejaus progų. Va, mano Runkai Rožė, matai, kai aš buvau 20 metų, kai tu buvai 20 metų, sveikina Jonas, tu žydėjai kaip šita balta rožė. Kai buvai 30 metų, buvai šventinis pyragas. Kai buvai 40, tai buvai kasdieninė duona. O dabar pati, žinai, šalti barščiai. Nejauku po tokią sveikinimą pasidarė svečiam, tik Ona pradž nepasimetė ir čia. Ana pasakė, mielas draugės, aš jam taip dabar pasakysiu, kad anas visam gyvenimui užsičiaups. Mielas Joneli, kai aš buvau 20 metų ir žydėjau, kaip tu sakai, kaip balta rožė, ale tų rožį nuskynei ne tu. Kai buvau 30 metų, buvau šventinis pyragas, man daug kas tada reikia, a kai buvau 40 pagal tų metų kasdieninę duoną, reikia kas norėjo, o dabar, kai aš jau šalti barščiai, tai iki gyvenimo pabaigas srepsi tu vienas. Aha, atsdusa Jonas, šiandien graži diena. Kas iš tą? Paklausė Ona. Taigi tu sakei, kad vienu gražių dienų išeisi iš namų. Taip ir buvo.
pabėga Ona, grįžta po 2 mėnesių ir pasakė, dovanok, Joneli, kad aš buvau nuo tavys pabėgus. Jonas atsakė, kad buvai pabėgus, dovanoju, o kad sugrįžai, ne. Tai kur bastei dabar tuos 2 mėnesius, tarda Jonas. Gydžiaus, Joneli, gydžiaus sanatorijoje. Nu ir ku pasakėte tavo daktarai, paklausė Jonas. Pasakė Joneli, jog aš dabar tokia sveika, ale tokia sveika, jog gimdysiu Joneli po 7 mėnesių. Va tau braš ir šalti barščiai.